naujienų, tai labai noriu visų paprašyti, paspauskit laiką, pasidalinkit šio video savo Facebook'e, prenumeruokit kanalą, parašykit komentarą. Papasakosiu, kas daros. Beveik neversiu, paverkiau prie kamerų. Tai atsitiko 3 rimti dalykai. 3 nelaimės, 3 tragedijos man. Ne, apie mirtį nekalbu, bet papasakosiu. Gal kažkas kažką jau žinot. Gal kažkas jau pastebėjot, kad manęs nebėra Facebook'e, Žilvinas Tagai. 25 000 sekėjų. Atsikėliau vieną rytą prieš porą dienų ir nebėra Facebook'o. Gautas planas už kažką, kažkas prireportinės, prirašęs, kažkas užsakęs bus, ar vyks dabar tyrimas. Parašyti yra laiškai. Dar kreipsiuosi keli žmonės, prašysiu pagalbos, nes 3-4 metų darbs Facebook'e šunė nuodėgos. Nenorėčiau taip paleisti visko. Bet žinot, Facebook'ą nėra atstovybės Lietuvoje, su nieko realybėje nepadiskutuosi, atsaka dirbtinis intelektas visas žinutės, tai pagal mano IT specialistą, draugą, pažįstamą, 90%, kad anketos Facebook'ą Žilvinas Tagai nebetgausi su 25 000 sekėjų. Kas yra man tragedija. Klausėt, dėl ko tragedija, čia tik Facebook's, tai papasakosiu trumpai. Šitą video matys YouTube'ės žmonės, gal tik tokia, nežinau. Tai pradžia yra ta esmė, kad visi mano objektai, kuriuos gaunu, beveik yra iš Facebook'o. Visos mano reklamos, visas mano darbs, elektroniniai, iš elektroninės parduotuvės www.žilvinastagai.com visi potencialūs pirkėjai mano būdavo iš Facebook'o. Nes Facebook'e pas mane peržiūros būdavo labai didelės. Sekėjų gal nėra tiek daug, 25 000, man tai yra labai daug, kitiem gal yra, sakysi, čia taigi susirinks iš naują. Tai gal po kelių metų susirinks. Ką noriu pasakyti, kad tas atsilieps mano objektam, mano finansam, mano darbui, mano objektam. Per paskutinius metus aš kiekvieną dieną sulaukdavau skambučių dėl savo objektų. Susikūriau vakar naują asmeninę anketą su savo vardu pavardę ir norėjau susikurti vėl Žilvinas Tagai, man neleidžia. Kadangi vyks kažkoks tyrimas turbūt, kadangi pagal tą vardą pavardę man neleidžia susikurti Žilvinas Tagai iš naujo. Puslapio neleidžia. Nors tai yra sukurta ant kito elektroninio pašto. Nežinau, dėl to Facebook's rašo man angliškai, kad per daug puslapių yra sukurta, dėl to pabandykite vėliau. Tai aš čia tikiuosi, kad vyks tyrimus, dėl to ir neleidžia. Jeigu prarasčiau anketą, tai tikiuosi, kad leis naują susikurti. Tai nežinau, kol kas neturiu naujos anketos. Jeigu matysit po kelių dienų, kad senos nėra, tai tas, kas mane sekat, tikiuosi, kad paseksit iš naujo, pasivadinsiu vis tiek Žilvinas Tagai, nes visi iš mano įmonė taip vadinas, man Žilvinas Tagai, visur aš vadinos Žilvinas Tagai, TikTok'e, Instagram'e, Facebook'e, įmonė, visur mane galit rasti, rekvizituose, Google'e, visur vadinuosi Žilvinas Tagai, nes esu Žilvinas. Tai va, čia gal, nežinau, jis labai neįsiplėsiu, bet, žiauriai yra labai blogai jaučias, dėl to patiriu labai didelį stresą, kadangi šiaip turiu problemų su to stresu, su panikos atakom, tai, nežinau, spaudimo aparatas rodo 107 kiekvieną dieną dabar. Kenkiu su savo stresu, savo sveikatai. Yra kaip yra. Viena tema. Kita tema, šiandien ryte patyriau smurtą, kaip čia pasakyti. Mane smaugė, norėjo sumušti, ir smaugė. Vedžiau šuniuką į lauką, šuniuks sysiu darė ant žolės. Kaip ir kiekvieną dieną, šūdų susirenku, o kai šlapinas, tai nesurinksim, kas turit gyvūnų, suprasit, kas neturit gyvūnų, gal nesuprasit, sakysi,
Tai susirinkim įžalas, tai tu pats gali susirinkti savo įžalas. Tai vienam žmogui 2 metrų 130 sveriančiam tas nepatika. Jis man pasiūlė, sako, gal namuose irgi myšė kažką į namus. Sako, ko tu čia man aiškini. To pasekoj, ne viską galiu pasakoti, nes vyksta ikiteisminis tyrimas. Yra parašytas pareiškims. Pirmą kartą gyvenime pareiškimą rašiau. Galit sakyti, Boba, su ko nesigyniau. Tai aš nenusileisiu, kad tokį lygį duočiau atgal. Nes taip nesidara. Aš dabar yra, nežinau, 21 amžius, 25 metai, tai ne 90-ieji, kad atgal duočiau, to labiau 30 cm aukštesniam žmogui, svarbesniam ginklai. Bet aš nieko nesupratau. Random, bum, viskas vyka, pradėjo smaugt. Pastumė, norėjo ten vieną išveikti, vienu žodžiu, nenoriu labai aiškinti, nes ikiteisminis tyrimas vyksta, tai nežinau, čia galiu čia taip kalbėti. Žmogų žinom, aš jo jokio reikalo nesu darėjęs, kaip išmatymą žinojau. Tai va, tai vyksta ikiteisminis tyrimas, važiuosiu į Panevėžį, smaugė, darys ekspertizę, medicininę teismą, ten kažkokie, nieką neišmanau apie tai, bet tik noriu jums papasakoti, kas vyksta, kaip čia viskas yra ir ką dabar išgyvenu. Nes kaip norėsit, tas taip suprasit. Tai ačiū tie, kurie supras, kas nesupras, tai normalu, ne visi supras. Tiem yra sako, čia kas to vyra, tai koks to vyras, tai ką puto atgal neduodi. Nežinau, ar smurto reikia smurto atsakyti. Nežinau, aš smurto neatsakiau. Dar grasinas ten man, kad ten mane žino, ką man ten šakės bus ir taip toliau. Tai va, tai 3 valandas prasidėjau mentūroj. Tai gal tą temą irgi daugiau neišsiplėsiu. O kita žiauri tema yra, kad irgi stengsiuos trumpai, kad turėjau komandą. Neilgai aš ten turėjau, kelius mano objektus padarė ir Panevėžy pridarė broką už 3-4 tūkstančius eurų. Tai dabar važiuoju iš Panevėžio. Tai reikės kokias 2 savaitę ar kiek čia užtruksiu viską perdaryti. Pirk medžiagas, viskas sutvarkyti kaip buvo. Žmogus sutiko geranoriškai, kaip sakant. Sutartis buvo ant manęs, aš rangaus, tai aš atsakomybės nevengiu. Ir nebijau tą pripažinti, nevengiu atsakomybės ir viešumo ir pats galiu pasisakyti, kad mano komanda pridarė broką. Mane pasiuntė ant 3 raidžių, sumokėjau pinigus, pabėga nei meistrų, nei pinigų, nei broką sutvarkymą. Aš ir mano komanda važiuosim tvarkyti brokų. Tai va, su ta komanda yra atsisveikita, kas ir taip aišku turėtų būti. Tai va, tai žiauru yra. Nežinau, tų brokų turbūt nefilmuosiu, čia net nėra ką šnekėti. Nėra prie ką juos labai gilintis. Man reikėti smegenis neneš, kaip žmonės gali taip neatsakingai dirbti. Pasitikėjau. Turiu pasiekmes, už pasiekmes atsakysiu. Tai va, bemiegės naktis. Nežinau, ką pasakyti. Prasme, jeigu taip atvarai pasakius, tai patiriu didelį stresą. Kol stresas yra, prasme, panikuoju dėl to, patiriu didelį stresą. Spaudimas, sako, aparatas, rodo 106-107 ant 95, ten naktim nemiegu. Pripažįstu tą. Dirbu su tuo. Stresą patiriu 10 metų, dirbu 19 metų, bet grinai su stresu nesustratau 20 metų. Turiu aukštą cholesterolį, tą blogai. Bandau sveikai maitintis, bandau sportuoti, bandau nesinervuoti, bet tokį darbą dirbant sunkiai išeint, tai reikia atsikratyti visų tų vadinamų trikdžių, kas tau kenkia. Tai ta komanda man kenkia. Pinigai nepadės, pinigai man sveikatos nesugrąžins, tai aš renkuosi ramų gyvenimą. Ačiū, geriau turėsiu ten 2 komandas, bet kokybiškas negu 4 ir šutų krūvą. Pamoką supratau, išmokau, turim visi patirti tau minusą nuostolę 1205, čia kaip sakant, ne koja nutraukė, ne gyvybė. Tai kol nevėlu reikia daryti išvadas, kebra. Aš tas išvadas pasistengsiu daryti, tai
duodu jums pamokas, duodu pavyzdžius, kaip viskas vyksta. Tai yra achuienai juoda dienos, didelė duobė, didelė skylė, minusas čia man bus beprotiškas visų tokių dalykų. 5-10 tūkstančių čia jau nėra skirtumo, esmė, kad čia yra tik pinigai. Ir dabar rankos tirps, kojos tirps, vėl viskas šyl, šau, prakaits, išmušiniai dažnai. Tokia realybė yra. Pas daktarus esu buvęs ne kartai, ne 2, ne 10, bet siūlant antidepresantus. Visokius Xanaxus, bet aš jų nežadu vartoti, tai pasistengsiu pats susitvarkyti. Nebijokit, kaip prato pripažinti. Tarp mūsų yra daug tokių žmonių, bet mes visi to bijom, nes galvoji, jeigu tu ten patiri, kad ten visokio stresą, nerimą, kad galvoji, kad mirsi, kad tau čia nutrūks ranką, nutirps, mes visi to bijom, visi to vengiam. Bet nėra gėda to pripažinti, nes tai yra išgydoma, tai yra sunku labai, turi susirasti tinkamus žmonės, tinkamus psichologus, kurie to padėtų. Turi dirbti su to, nebijoti. Lengva, aišku, kalbėti, bet aš ir pats su to dar nesusitvarkau. Visko būna, atrodo, kartais, kad mirsi. Tos panikos atakos būna taip, kad nebejauti nei kojų, nei rankų ir prakaits muš ir atrodo, kad mirsi, atrodo, kad širdis iškris, šoks ir taip toliau. Bet tokia realybė. Visi mes esam žmonės, visi turim, kaip sakant, kiekvienas turim savo imuninės, savo tavrasme nervų sistemą, kuri pas kiekvienus yra jautresnė, pas kitus stipresnė. Tai va, tai neteiskim tokių žmonių, palaikykim juos. Tai va, draugai, 12 minučių kalbu. Šitą video pasistengsiu pasidalinti YouTube'e, nes sakau, Facebook'e nebėra čia ko dalintis. Nebent savo naujoje asmeniniai Žilvinas Mazaliauskas. Ir tai norėjau draugus pasikviesti savo artimiausius, 50 pasikviečiau. Ir daugiau nebelėjau iškviesti, nes turbūt per daug pakvietimų mato nors naują anketą. Tai va, tai šitą video nežinau, gal pamatysit TikTok'e Žilvinas Tagai, YouTube'e Žilvinas Tagai ir nežinau, užtenka. Pranešiu, kai kažkas pasikeis, atgausiu anketą, neatgausiu, gyvenims teisės. Pradėsiu, jeigu ką, viską iš naujo. Čia kažkas nori pakenkti, nori mane užbaninti, nori prireportina visokių nebūtų dalykų. Kažkas užsakė, sumokėjo pinigus. Įsivaizduoju ten, kiek manęs nekenčia, nevirškin, kad tokius dalykus daro, nes aš tai nieko pats nepadariau. Kad tokius dalykus, botus gal kažkokius užsakė. Bet aš nepasiduosiu, tavai, man tokias pamokas mane padarys stipresniu. Grįšiu su dvigubai didesnė motivacija, dabar yra penktadienis, tai savaitgalį stengsiuos pailsėti, atsigauti, atsistatyti. Nežinau, nusipirksiu valtį turbūt pavasarį, važiuosiu žvejoti, ilsėtis, kad kuo mažiau patirčiau stresą, nes vieną kartą gyvenam, turiu mažus vaikus, gražius, sveikus, turiu žmoną, jauną, gražią, kaip sakant, turiu džiaugtis gyvenimu, yra svarbesnių dalykų. Už objektus, už pinigus. Pinigai laimės man neneš. Jau 100 kartų pasimokiau, kad geriau dirbk 1-2 komandėlės, kurios, ta prasme, įsižiūri, viską supranti, kas kaip, kad yra kokybė. Svarbiausia yra kokybė. Ta kiekybė, jau kiek kartų aš esu nusvilęs, su ta kiekybė nieka nebus. Atrodo, tų objektų daug gauni, nori tam objektą, oi. Dėl kelių 100 eurų, dėl 1000 eurų ten kažką, ne, viskas, nebenoriu to. Ramiai darbuojas, esam 2 rimtos komandos. Tai va, tokios žinios iš manęs, tai ačiū, kas išklausėte iki galo. Sakau, paprašysiu labai, trūksta, noriu jūsų palaikymą. Uždėkit tą nykštį. Parašykit komentarą. Žinau, kad ne visi suprasit mane normalų, nes turiu heiterių. Yra kaip yra gyvenimas, tai yra svarbesnių savo dalykų, yra šeima, yra maži vaikai. Stengsiuos daugiau laiką skirti šeimai. Stengsiuos iš vis, jeigu naujas Facebookas mano bus, tai stengsiuos
komentarų atsakinėjimą į politiką, į karą, į sveikatą, į visus tos šūdus pasistengsiu nelysti, stengsiuos kalbėti tik apie darbą, nuo ko ir pradėjau. Na, aišku, tie visokie skandalai, daug būtų peržiūrų ten ir taip toliau, bet nebenoriu savęs apkrauti. Tai va, draugai, labai ačiū už palaikymą, už daug kas man rašo, skambinat, kur dingai ir taip toliau, tai niekur nedingau, užblokavo Facebooką. Tai va, ačiū tiek.